Na ką, tai tada galime kaip ir pradėti. Pirmąjį Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto seminarą 2026 metais iš ciklo Naujausi mitologijos ir tautosakos tyrimai. Sveikinuosi su visais susibūrusiais prie kompiuterio ekrano ir taip pat instituto salėje. Na ir šiandieną pas mus svečiuojasi daktaras Ignas Šitkauskas, kuris institute atliko podoktorantūros stažuotę. Jo projektas vadinosi Ontologinio posūkio horizontai. Projektą rėmė LMT, o vadovavo daktarė Giedrė Šmitienė. Ir šiandieną jisai paskaitys mums pranešimą Ontologizuojant pyktį, eksperimentas taikant ontologinį posūkį lietuvių mitologijoje. Prašau. Tada. Labai diena. Labai diena, mėly kolegos, kolegės. Labai džiugu čia būti, kalbėti jums gyvai ir žinoma nuotoliu. Aš jums pristatysiu tai, ką įvardinu kaip eksperimentą. O tas eksperimentas yra galbūt verdinkime kaip teorinis filosofinis eksperimentas. Dėl to, kad mano akademinis užnugaris yra filosofija, disertaciją rašiau iš Husserlio fenomenologijos. Ir pamažu mane traukia mitologija ir folkloristika ir bandymas taikyti vienokius ar kitokius metodus ar jų tokius proveržius tarptautinėje arenoje, jos taikyti Lietuvos kontekstuose. Taigi, tai įvardinu kaip eksperimentą taikant ontologinį posūkį. Na ir kalbėsiu aš apie pyktį ir apie pykčio ontologiją. Ir aš taip kaip įsivaizduoju ir kiek teko susidurti, tai yra bent iš dalies šioks toks naujas žvilgsnis į pyktį ir apskritai šitas temas. Tačiau jau keletą ir instituto kolegų šią temą yra kalbėję, ypač galbūt ryškiai 2022 metais per prigimtinės kultūros seminarą, kur taip pat buvo pristatytas tas ontologinis posūkis antropologijoje ir tenais kelios kolegės, žodžiu, tą posūkį žiūrėjo, kaip galima taikyti Lietuvoje. Na, o aš siekiu šiek tiek pratęsti ir galbūt leistis kiek giliau eksperimentuodamas su tokiu pasiūlymu iš ontologinio posūkio. Na, čionais dabar įdėjau kelias sakmes, kuriuose ryškiai figūruoja pyktis. Kadangi nedaug turim laiko, tai neskaitysiu detaliai iš tų sakmių, tačiau juose matyti ir kaip gali būti supykintas žaltys ir paskui kaip žaltys keršyje. Ir, žodžiu, žalčio išmintis, ypač ta sakmė, pademonstruoja žaltį kaip gebantį atskirti, kur yra teisingas kerštas, kur neteisingas. Na ir apskritai čia žaltys apnuodija puodynę pieno ir tai yra pirma tokia nuoroda ar galima įžvalga, kad žalčio pyktis, pereina į išorybę kaip nuodai. Jisai šiuo atveju supykęs apnuodija puodynę. Paskui tą puodynę apverčia, nes supranta, kad bus neteisingas tas jo kerštas ir tokiu būdu tarsi ištaiso teisingumą. Šiuo požiūriu lietuvių sakmės labai daug bendro turi su senovės Graikija ir senovės graikų filosofija, nes tuomet pyktis taip pat buvo mąstomas būtent santykyje su teisingumu, ypač akademijos mokykloje, tai Platono ir Aristotelio filosofijose. Taip pat dar jų anksčiau juos veikęs filosofas Herakleitas mąstė apie pyktį, ką jis verčiame kaip vaidas, kad apskritai viskas gimsta per vaidą ir priešybių kovas. Kitoj mokykloje, kurie vadinami stoikai, stojos mokykla, pyktis buvo suvokiamas veikiau kaip žalinga emocija ir siūloma būdų, kaip susitvardyti. Tai tuo skyrėsi nuo akademijos, nes akademija bandė pademonstruoti panašiai kaip lietuvių sakmėse, kaip pyktis gali būti nukreiptas link teisingumo, kad tai nėra vien žalinga emocija, o turi geba nukreipti teigiamą linkme. Dabar taip iš filosofinės perspektyvos, pristatant ontologinį posūkį, kuris susišaukia ir su senovės Graikija, ta prasme, kad bandoma svarstyti apie ontologiją, pagrindinė tema graikų filosofijoje, apie visko teoriją, viskas, kas yra. Tai yra teorija apie viską, kas yra.
Na, o ontologinis posūkis yra kuriamas kaip atsvara tiek filosofijai, tiek antropologijoje ir mitologijoje, ką čia pristatysiu, kaip atsvara kantiškajam epistemologiniam posūkiui, kuris įvyko ten 18 amžiui. Ir buvo Kantas kaip apribojo diskursą kalbėti tik apie žmogų ir apie tai, ką žmogus geba pažinti, o viskas, kas anapus žmogaus buvo, kaip jis sakė, daiktas savaime ir nepažinu, ir bent jau humanitariniai mokslai neturėtų apie tai kalbėti. O ontologinis posūkis yra tarsi bandymas atsigręžti iki kantišką galvojimą ir kartu, na, turint omeny visas pamokas iš ten išmoktas, pradėti kalbėti vėl apie tai, kas yra anapus žmogaus, ieškoti būdų, kaip apie tai galima filosofiškai ar kitose disciplinose kalbėti, ypač humanitariniuose moksluose tas aktualu. Na ir pats pavadinimas ontologinis posūkis reiškia, kad tai yra priešinga Kanto epistemologijai. Na ir ko pasižymi tas ontologinis posūkis labai bendrai, aš paimu tik tai vieną tokį pjūvį, kuris man reikšmingas, tai yra vakarų minties kritika iš vietinių tautų perspektyvos, hierarchijos tarp analitinių sąvokų ir etnografinės medžiagos apvertimas, proto dekolonizacija ir sąvokų kūrimas etnografiniu pagrindu. Tai yra tas bendrai vykstantis dekolonizacijos procesas akademijoje, mokslinėse diskursuose. Na ir ką pastebi ontologinio posūkio atstovai, kuriuos aš čia įvardyju, tai, kad yra toks nelygiavertis santykis tarp vakarų mokslo sąvokų ir tada etnografinės tikrovės. Tai reiškia, kad etnografinė tikrovė visuomet, bent jau iki tol, būdavo tų mokslinių sąvokų objektas, o pačios tos mokslinės sąvokos dažnai perimtos, tarkim, iš lingvistikos mokslo ir iš kitų. Jos nebūdavo užklausiamos ir gaudavus taip, kad tik per tas mokslinės sąvokas žiūrime į etnografinę tikrovę ar antropologinę tikrovę, o tos mokslinės sąvokos vakarų mokslas išlieka saugus ir nekvestionuojamas šitame santykiu ir tai buvo žvelgta kaip nelygiavertiškumas. Tai štai aš ir imuosi tokio eksperimento kaip sąvokų kūrimo etnografiniu pagrindu. Ir man pasirodė, kad Lietuvos etnografijoje yra tikrai daug medžiagos, kurios pagrindų galima bandyti daryti tokį sąvokų kūrimą. Ir tokių sąvokų pagrindų galima tiek eiti į diskusiją su vakarų filosofija, bet aš pamėginu veikiau pademonstruoti tos sąvokos, kurią aš bandau sukurti, efektyvumą, nagrinėjant vieną svarbiausių mitologijos šaltinių ir konkrečiai ten Sovijaus pasakojimą, Sovijaus sakymą. Taigi, ką aš čia bandysiu jums pristatyti, tai tą savo tokį sąvokos kūrimo procesą, nes ontologiniam posūkiai, ypač Viveiros de Castro darbuose, tai antropologijoje yra siūloma kaip alternatyva sąvokų kūrimui. Nebūtinai filosofijoje, jisai sako, nebūtinai tose lingvistikos ir kitose moksluose gali būti tos sąvokų kūrimų šaknis, bet taip pat ir etnografinėse kontekstuose galima būtų kurti sąvokas ir tada jas išleisti į dialogą su filosofijos tradicijom. Tokiu būdu šiek tiek išlyginant tą tokį nelygiavertiškumą tarp vakarų ir mokslo ir etnografijos, tarkim taip. Na ir aš pasirenku kaip pagrindą tam sąvokų kūrimui, tai Daivos Vaitkevičienės tyrimus apie užkalbėjimus. Man pasirodė, kad tai yra labai tokia kaip derlinga dirva, iš kurios kurioje nesunku išvelgti tokius ontologinius momentus ir jos pagrindu aš bandau sukurti sąvoką ir tokiu būdu šiek tiek pratęsti tą, ką jau Daiva yra pristačiusi per tą prigimtinės kultūros seminarą. Reiškia, remiantis šitom studijom, bandyti pasigaminti analitinę sąvoką, kurią galėtumėm taikyti ne tik užkalbėjimuose, bet tarkim, pabandysiu parodyti, kaip Sovijaus mito skaitime būtų galima taikyti. Jums turbūt nereikia pristatinėti užkalbėjimų, jūs daug kartų girdėjote kolegą tą labai išsamei nagrinėjant, tad čia galėtumėme prašokti. Galbūt tik pabrėžtume tą ką jinai remdamasi Viveiros de Castro studijomis iš Amazonės antropologijos ir ten to ontologinio posūkio ir skirtingų pasaulių, kuriuose gyvena tie žmonės, ji taip pat
prie tokios išvados, kad užkalbėtojas, nors gyvena žmogiškai tikroviai, sykiu yra ir gyvačių tikrovės dalis. Tai kaip matome, tas gyvačių tikrovė, nežmogiška tikrovė yra vat, ontologinio posūkio bruožas ir bandymas kalbėti ne tik apsiribojus žmogaus sferą, bet ir einant, kas yra už žmogaus. Tai kaip sakau, čia yra tas nusigrėžimas nuo kantiškojo modelio. Žinoma, turint visas pamokas iš tų modelių, nepamirštant. Na ir kitas, kas man svarbu, kalbant apie pykčio ontologiją, tai kad Daiva daro išvadą, kad pyktyje slypi gyvatės ir užkalbėtojo gale, ir jinai taip pat jau savo 2008 metų rinkinyje yra įvardijus tai, kad pyktis užkalbėjimas yra daugiau negu emocija, kad jisai gali būti ir substancija, tolygu gyvatės nuodais, pavyzdžiui. Tai man davė užuominą, kad galime kalbėti apie pyktį kaip apie daiktą arba kūnišką esinį, kuris yra daugiau negu emocija, ir tokiu būdu jau patenkame į ne tai, ką mąsto žmogus, o tai, kas yra, kaip nagrinėja ontologija, apie tai, kas yra. Keletą užkalbėjimų pasirinkau, kurie taip gal turtingi ir mitologinių tokių kontekstų, bet kartu ir atskleidžia tą, ką aš čia bandau įvardinti kaip pykčio ontologiją. Žemė, žemė, kam paleidai piktybę, iš Jurgio Elisono rinkinio tarpukario laikotarpio. Kitas užkalbėjimas: žemė, žemybė, dangaus aukštybė, motina mūsų, pykčių karalienė, buvai piktybė ir nueik piktybė. Taigi, kaip ir sakiau, sakmių ir gyvačių užkalbėjimų kontekstas siūlo pykčio ontologiją. Pyktis daugiau nei emocija gali virsti kūnišką būtybę, gyvatę arba reiškiniu nuodais ar tinimu. Ir kaip matyti iš tų užkalbėjimų, pykčio kilmė, tai reiškia ne tik, kad kaip žmonės pyksta, bet apskritai viso pykčio pasaulyje kilmė, taip galima ontologiškai pasvarstyti, yra žemė, žemės deivė. Ir kaip matyti iš to užkalbėjimo, kam paleidai piktybę, tai ta piktybė ten reiškia ne tik, kad tokia kaip emocinė būsena, bet iš tikrųjų tiesiogiai gyvates. Tai va, paleisti pyktį yra paleisti gyvates, ir gyvatė yra pyktis. Ta yra, aš čia paryškinu, pabrėždamas būtent, kad kalbame ontologiškai apie tai, kas yra. Ne tik kas, tarkim, yra įsivaizduojama. Ne tik kaip apie kažkokią tai metaforą ar simbolį perkeltinę prasme, bet iš tikrųjų kalbame apie tai, kas yra. Keletas dar pastebėjimų taip pat iš Vaitkevičienės studijos, kad užkalbėtojas turi būti piktesnis nei liga, kad jo burtas veiktų, ir kad yra visokių metoniminių būdų, kaip sukeisti pyktį su, pavyzdžiui, spjaudimusi arba keiksmais. Ir kad tinimas ir skausmas taip pat yra gyvatės pykčio pasiekmė. Tai greitai prabėgęs tą užkalbėjimų kontekstą, aš bandau kurti sąvoką, tokią, kurią įvardinu kaip pykčio išorinimas arba eksternalizacija, taip kaip kitom kalbom kalbėtumėm tarptautiniam kontekste. Pyktis kaupiasi, kol pasiekia tašką, kuomet išsilieja, virsdamas būtybę reiškinį. Tai kaip ten iš žemės pykčio atsiranda gyvatės, kaip matėme tose užkalbėjimo kontekstuose, be ne panašių dalykų ir sakmėse galima sutikti. Na, o paskui tas procesas tęsiasi, ne? Tai štai tokias kaip ontologinį dėsnį aš bandau įsivaizduoti ir nubrėžti, kad iš žemės pykčio gimsta gyvatės, tada iš gyvačių pykčio gimsta įkandimai ir nuodai, kita tiesiog fazė to paties išorinimo proceso. Ir paskui tas išorinimo procesas tęsiasi į skausmą ir tinimą. Vėlgi, tinimas irgi yra tam tikra tokia eksternalizacija iš kūno ribų, kaip plečiasi tas mūsų įprastos kūno ribos. Tai vėlgi tas pats dėsnis, žodžiu, vyksta tarsi iš vidujybės perinam į išorybę. Čia galite išvelgti tokią struktūralistinę kalbą, ir dėl to, kad aš paskui remsiuosi Grėjumi. Taigi, tokiu būdu aš bandau parodyti, kaip aš kuriu tą sąvoką etnografiniu pagrindu, ir kad pykčio išorinimas paskui, kaip sakant, pabandysim atitraukti jį nuo šito konteksto, kuriame jisai yra sugalvotas, sukurtas,
ir tada taikyti kitose kontekstuose. Ir mano pirmas bandymas yra taikyti, skaitant Sovijaus mitą kartu su Algirdu Greimiu. Taip pat, kas dar irgi bus svarbu nagrinėjant Sovijaus mitą, tai kad lietuvių kalboje pyktis yra glaudžiai susijęs su svetimybė, kuri išreiškia arba žvėriškumu, arba priešiškumu, ir taip pat su nuodais. Na ir perkeltinė metaforinė prasme pyktis neretai įvardymas kaip nuodai. Ir piktas kaip žvėris, sakoma, ir kaip gyvatė, ir daug yra labai įvairių tokių išsireiškimų, kurie galėtų tai susijęti tiesiog lietuvių kalboje ir šiandien gyvuojančią tą sąsają tarp pykčio ir to, kas yra svetimybė, tai reiškia, kas yra už žmogaus. Na ir aš manau, kad užkalbėjimas šitą metaforinę mediaciją yra įdarbinama ir ontologizuojama. Ir pyktis suvoktinas kaip svetimybės duotis. Ta galima iliustruoti pavyzdžiais tokiais iš kasdienio savo gyvenimo, kuomet mes supykstame ir paskui norime atsiprašyti už tą tokį proveržį pykčio, mes sakome, nežinau, kas mane apsėdo, ar buvau kaip nesavas. Reiškia, yra tokia distancija kuriama tarp manęs ir manęs pikto. Tas piktas, aš su pykčiu nesu tas pats, kas aš paprastai. Ir tai iliustruoja tą tokį, kad pyktis yra suvokiamas kaip svetimybė ten, bet kartu, kuomet aš piktas, tai yra svetimybė manyje. Na, ir kaip apsėdimas gali būti įvardymas, kaip buvimas nesavu. Ir įsidėmėkite tą savas, nesavas, nes galbūt irgi prie to prisiminsime apie tai, kuomet kalbėsime apie Sovijų ir net jo vardą galima išskaityti, ne kaip savas. Dabar remiantis Greimo naratyvinę studiją, jisai tokią lingvistinę, kaip jis vadina, leksinę, semantinę pykčio studiją yra parašęs savo semiotikos raštuose, raštai apie semiotikos teoriją, kur jisai pyktį taip lokalizuoja tokioj grandiniai sąvokų ir tenais atsiranda lūkestis ir kantrybė ir dar kitos sąvokos tokios kaip vertės objektas ir daugiau. Ir na, visos tos sąvokos tiesiog padeda dar praturtinti šitą pykčio studiją tokiom susijusių sąvokų tinklu. Ir greitai, aišku, tai prabėgant, reiktų pasakyti, kad jisai kalba apie lūkestį ir kantrybę. Žmogus, norėdamas tam vertės objekto, turi lūkestį, kaip sakant, ar geidžia to objekto, ir kuomet to objekto negauna, kyla nepasitenkinimas ir po nepasitenkinimo seka pyktis. Tačiau Greimui dar svarbiau yra kantrybė, nes kantrybė, kaip jisai mano, yra gebėjimas suturėti lūkestį, numatyti galima jo neišsipildymą ir vis dėlto nepratrūkti tuo pykčiu. Žodžiu, kantrybė yra gebėjimas sutvardyti lūkestį ir netgi numatyti jo galima neišsipildymą ir vis dar būti normalioj būsenoj, vis dar būti neišjudintam iš tokios pusiausvyros vidinės. Tačiau, kaip kalba Greimas ir kas, aišku, galima numanyti, kuomet bus kalbama apie pyktį, kad kantrybė kažkada baigėsi, o kas būna, kuomet žmogui išsenka kantrybė. Kuomet tenais vaikams negrasime, kad jau tuoj baigsis mūsų kantrybė. Reiškia, kad tuoj supyksime. Ir Greimas apie tai kalba. Taip, priejus tam tikram lūkesčio kaupimosi momentui, kuomet jau lūkesčio tiek daug prisikaupia, kad kantrybė trūksta, Greimas sako, įvyksta pykčio sprogimas. Jis tokia kalba vaizdžiai net naudoja. Ir aš tą sprogimą ir taip išskaitau, kaip pabrėžianti tą eksternalizaciją, perėjimą į išorybę, netgi tokį smurtišką perėjimą į išorybę, staigų. Tai štai, matyti Greimo studijoje panaši schema, kaip ir matėme etnografijoje, kad pyktis kaupėsi, tarkim, ten žemėje kaupėsi pyktis ir išsilieja kaip gyvatės. Tai čia toje Greimo naratyviniai schemai pyktis kaupėsi, suturimas kantrybės, bet kažkada jau pritvinksta tiek, kad nebegali būti suturėti. Priejus tam tokiam kritiniam taškui virsta, transformuojasi iš kantrybės į pyktį. Tai yra toks panašus momentas, nes čia, tarkim, iš kantrybės transformuojasi į pyktį, o etnografiniam kontekste, tarkim, iš žemės pykčio transformuojasi į gyvates. Tai tokiu būdu Greimas padeda man
tokią įgyti kaip naratyvinę schemą, kurią galėčiau tada jau imti atitraukinėti nuo to gyvačių užkalbėjimo konteksto ir kalbėti plačiau apie tą, na, pykčio išorinimą kaip tokią naratyvinę schemą, kurią taikyti galima kitur. Na tai, kadangi neturime daug laiko, pereinam dabar prie Sovijaus sakmės ir turime omeny tos momentus, pykčio išorinimą, tą vat, savas, nesavas, na ir kitus momentus. Ir, žinoma, jūs puikiai esate išstudijavę šitą vieną pagrindinių mūsų mitologijos šaltinių ir daug kam galbūt jau atrodo nereikalinga vėl grįžti prie jo, bet Kreimas sako, kad visos mitologijos studijos turi nuolatos grįžti ir prasidėti nuo skaitimo šito šaltinio ir interpretavimo šito mito. Na, o aš kaip pradėdamas iš savo filosofinių užnugario ateiti prie tos mitologijos tyrinėjimų, tai neturiu kitos išeities, kaip studijuoti šitą naratyvą Sovijaus. Čia aš vertimą paėmiau iš Ilja Lemeškino labai tokios įspūdingos studijos apie Sovijaus mitą. Na ir tą visą šaltinį Malalos kroniką. Tai vienas tokių, na, gal ne naujausių, bet išsamiausių tyrinėjimų šitą linkme. Galbūt aš dabar neskaitysiu viso šito mito, tačiau įvardinkime pagrindinius tokius momentus, kad štai Sovijus buvo žmogus, pagavęs laukinį šerną, išėmęs iš jo 9 blužnis, davė iš jo gimusiems iškepti. Tiems jas suvalgius, supykęs ant gimusių iš jo, bandė nužengti į pragarą. Tada toj pastraipai broliams ant jo supykus, čia jau kalbant apie sūnų, išsiprašė iš jų, nueisiu surasiu savo tėvą. Tai vėlgi yra pyktis ir viduryje, ne tik pradžioje šio naratyvo, ir taip pat einant į pabaigą, Sovijų laidojant, jisai, žodžiu, būna bičių ir uodų ėdamas arba šliužų visaip trukdomas ir galiausiai Sovijų įmeta į ugnį ir tada jisai sako, kad kaip vaikelis lopšyje saldžiai miegojau. Na, taip, negaliu leistis per daug čia į detalės, tačiau jau iš pat pradžių, ką leidžia išvelgti tas toksai iš pykčio perspektyvos žvelgiant šitą mitą, tai kad Sovijus supyksta pačioje pradžioje mito, o pyktis atslūgsta, apie ką dažnai nekalbama, yra iš tikrųjų tarsi nustojama kalbėti apie pyktį einant į galą to naratyvo. Tačiau tą neramų poilsį Sovijaus reikėtų matyti, aš manau, kaip jo pykčio pasiekmė. Ten visokie tie šliužai ir uodai yra tarsi išorinė manifestacija jo vidinės būsenos. Jis negali ramiai ilsėtis dėl to, kad jis yra pikta ir tik tai jį sudeginus jo piktis atslūgsta. Žodžiu, piktis yra nuo pat pradžios pasakojimo, kaip sakant, pakyla piktis ir pabaigoje pasakojimo piktis nusileidžia. Tai iš karto matyti, kad ta struktūra tarsi apima ir įrėmina pykčio temą. Na ir taip pat broliai tenais pyksta ant vieno iš savo tų brolių. Vėlgi ir viduryje pasakojimo tas pyktis toliau stumia naratyvą į priekį. Tai yra tema, kuri tiesiog varo šitą pasakojimą, jo visą eigą nuo pradžios iki galo. Dabar ką reiktų pabrėžti, tai ir į ką galbūt nebuvo daug atkreipta dėmesio, tai kad Greimas pastebėjo, kad tenais pyktis užima svarbią vietą tame naratyve, ypač jam tai ryšku pasirodė tose blužnų simbolikoje. Jisai įvardina blužnis, čia pagal tą viduramžišką 5 humorų teoriją yra tas viduramžių medicino, kad kūno vietose įvairiose telkėsi kaip humorai, skysčiai, kurie atsakingi už įvairias emocijas. Tai blužnys arba tulžis pagal tą teoriją buvo vieta, kurioje kaupėsi pykti. Na ir panašiai jisai Greimas atranda ir lietuvių etnografiniai medžiagoje, ir posakiuose ir taip toliau. Na ir jisai tą šerno pyktį supranta, kad susitelkęs tą šerno pyktis yra jo blužnyse. Tačiau, ką nebuvo atkreipta dėmesio, kad pykčio išorinimas čia yra ne tik kaip toksai momentas tam pasakojime, bet apskritai reprezentuoja
platesnį dėsnį, kurį aš bandžiau parodyti užkalbėjimų kontekstuose. Tai, kad mite ir sakoma, ir demonstruojama, kaip Sovijus išima šerno blužnis iš šerno vidaus į išorę. Ir būtent į tai ir aš noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra ne tik toks pasakojimo momentas, bet apskritai pristato tą pykčio išorinimo ontologiją kaip dėsnį ir Sovijus čia brėžia, na, tokį kaip kanoninį veiksmą. Tai kaip mitinis herojus, jisai brėžia kanoninį veiksmą ir demonstruoja, ką reikia daryti su pykčiu. Taigi leidžia išryškinti tą pykčio išorinimą kaip dėsnį. Ir kartu dar su analogija su gyvatėmis, kaip su žemės pykčio, na, išorinimu, tai galima ir apie šerną taip pat kalbėti, kaip šernas yra įvardinimas Greimo ir kitų tyrinėtojų kaip esantis kažkokiam santykyje su žeme, atstovaujantis chtoniškosiams jėgoms. Tačiau šita perspektyva leidžia šiek tiek patikslinti tai, kad šernas yra tiesiog žemės pykčio tokia eksternalizacija. Na ir blužnis vieta, kurioje kaupėsi pyktis. Tai reiškia, kad iš žemės į šerną, tada iš šerno į blužnis tas pyktis toliau progresuoja šitą trajektoriją. Ir taip, kad 9 blužnų, reiškia 9, tai reiškia magiškas skaičius, begalybė, tai reiškia begalinis pyktis yra tose blužnyse ir jų išimimas, ištraukimas į išorę reiškia tą eksternalizaciją ir tai yra kanoninė Sovijaus veiksmo trajektorija. Sovijus sūnums liepia iškepti blužnis, tai reiškia įleisti į santykį su ugnimi, galbūt sudeginti, kai kurie galvoja. Paskui pamatysime, kaip pasakojimo gale vėl bus momentas santykėje su ugnimi, kur sudegins Sovijų ir tai taip pat leis man kalbėti apie tą naratyvinę struktūrą, kaip susijusi su pykčiu. Tai va, o kodėl nesutarė mūsų mitologai Beresnevičius, Greimas, Vėlius, kodėl Sovijus supyksta ant sūnų? Dar taip pat toks prancūzas Philippe Wolteris įsijungia čia į diskusiją. Ir dar net senesnių kartų mitologai, kurių ten aš neturėjau progos gerai pastudijuoti, taip pat šiuo klausimu ginčiasi. Tai tas Sovijaus pykčio klausimas yra vienas toks labiausiai diskutuojamų temų. Tai Greimas sako, kad Sovijus supyksta ant sūnų, nes jie jo nepaklauso, tiesiog kaip sūnus tėvo neklauso. Ir tą kritikuoja Philippe Wolteris ir sako, kad tai yra tiesiog tik psichologinė interpretacija, bet reikėtų daugiau žiūrėti į mitologinę tokią logiką šito momento naratyve. Tačiau manau, kad jau Greime matyti, kad Greimas tai šitą momentą suartina su Edipo mitu ir konfliktu tarp žmogaus chtoniškos prigimties ir paklusimo, na ir teigimo kraujo ryšių, kaip struktūralistai kalba. Kad čia yra taip pat sūnus tarsi, na, nusižengia kraujo ryšiams tarp tėvo ir sūnų ir tai yra daugiau negu psichologinis paaiškinimas, nes tai yra ten tas visas antikinis kontekstas. Tai jau Greime matyti daugiau negu kad psichologinis paaiškinimas. Tačiau ką prideda toks žvilgsnis, kurį aš čia bandau kurti, tai kad jeigu žvelgiame į tą pykčio ištraukimą į išorę kaip tam tikrą ontologinį dėsnį, kurį demonstruoja Sovijus kaip kanoninį veiksmą, kaip mitinis veikėjas, tai sūnus ten elgėsi priešingą kryptimi, negu kad demonstravo Sovijus. Sūnus suvalgo tas blužnis, tai reiškia internalizuoja tą pyktį į vidų. Sovijus demonstravo iškelimą į išorę, o jie prieštarauja ne tik Sovijui kaip tėvui, bet apskritai pačiam tam principui prieštarauja ir jie internalizuoja tą pyktį kaip blužnis. Taigi ir tai gali būti paaiškinimas, kodėl Sovijus supyksta, nes sūnus elgėsi prieš dėsnį, prieš tai, kaip apskritai demonstruojama, kaip reiktų elgtis su pykčiu pagal šitą kanoninį veiksmą. Taigi tai gali būti papildomas paaiškinimas greta Greimo teiginių, kodėl Sovijus supyksta ant sūnų. Na ir aptariant mito naratyvinę struktūrą, tai Greimas, tai ką jisai perima iš Levi-Stroso ir Džordžo Diumezilio, jisai tą Sovijaus mitą skaito pagal tą trinarę struktūralistų naratyvinę struktūrą, pagal tą modelį ir mato kvalifikacijos, žygdarbio ir glorifikacijos momentus,
šitame Sovijaus pasakojime, tai šerno medžioklė ir nukovimas yra tas kvalifikacijos, herojaus pasirengimo momentas, tada žygdarbis yra žengimas pro pragaro vartus ir tam reikėjo to pasirengimo, tos kvalifikacijos ir tada paskutinį segmentą tame nuoraše, prieraše prie Malalos kronikos, kuomet kalbama apie tai, kaip lietuvių giminė yra paplitusi, tas tikėjimas ir sekimas Sovijumi kaip sielų vedliu, tai yra, na, glorifikacijos tas struktūrinis momentas šitame šaltinyje. Tai va, Grimas mato tokią, sakykime taip, standartinę, struktūralistinę, naratyvinę schemą Sovijaus mite. Tačiau aš norėčiau pridėti dar ir, galbūt tik šitam metui būdinga, bet galbūt ir plačiau taikoma. Šiaip visiškai pakaktų, jeigu vien tik šitam metui taikoma ta sąvoka, kurią aš čia bandau sukurti. Tai, kad Sovijaus mito struktūrą apibrėžia ir pykčio išorinimas. Kaip sakiau, Sovijus supyksta sakmės pradžioje, o jos pyktis nuslūksta pabaigoje. Pykčio tema veda pasakojimo eigą. Ir Sovijaus neramus poilsis yra jo pykčio pasekmė, uodai šliužai yra jo vidinės būsenos išorinės manifestacijos. Sovijaus pyktis nurimsta jį sudeginus. Ir galima kurti analogiją tarp liepsnojančios ugnies ir liepsnojančio pykčio. Taigi greta šitų struktūralistinių įvardyjimų apie mito struktūrą aš pridėčiau dar ir šitą žvilgsnį pagal pykčio temą, dėl to, kaip sakiau, kad pyktis apibrėžia tarsi visą tą pasakojimą ir baigėsi tik jo pačioje pabaigoje, kuomet Sovijus yra sudeginamas. Ir galbūt kas nebuvo įvardyta anksčiau, kad tie uodai šliužai, kuomet Sovijų kasa po žemę arba įkelia į medžius, taip laidoja, tie trukdžiai, kurie trukdo jo poilsiui, gali būti taip pat interpretuojami pagal tą pykčio išorinimo schemą kaip jo vidinio pykčio išorinės manifestacijos. Tai va. Taip pat galima ir tos šliužus netgi suprasti kaip gyvatesnės, dažnai toks eufemizmas vartojamas ir užkalbėjimas ir sakmėse įvardinti gyvatėms kaip šliužai ar kiti eufemizmai taip pat vartojami. Taigi, tai matyti, kad tas naratyvinė struktūra galima bandyti pagrįsti tokį teiginį, kad pyktis apibrėžia tą Sovijaus mito naratyvinę struktūrą ir užbaigti įvardijus būtent tą analogiją tarp ugnies ir ugnies manifestavimuose šitam naratyve pradžioje, kuomet jisai sūnums liepia iškepti, sudeginti blužnis, to nepadarius supyksta, ne? Ir tada, kuomet vėl ugnis pasirodo šitame pasakojime pačioje pabaigoje, kuomet Sovijų jau tenais esanti požemį, kaip ten pomirtiniam pasaulyje, jį įmeta sūnus laidodamas į ugnį. Ir tuomet Sovijus sako, kad kaip kūdikis lopšy ramiai miegojo. Žodžiu, tik tai po susilietimo su ugnimi atsiranda ta ramybė. Ir tikrai yra tiek lietuvių literatūroje ir tautosakoje neretas sugretinimas apie liepsnojantį pyktį. Turiu ne tik, kad su ten nuodais ir žvėrimis gali būti pyktis asocijuojamas, bet metaforiškai ir su ugnimi. Ir akivaizdu tada, kad kita ugnies fazė rami, žodžiu, rusenanti, užklota pelenais, yra, priešingybė tam liepsnojančiam pradui, tai pusiai, kuri reiškiasi kaip liepsnojanti. Čia galime užmesti akį į kelias maldeles ugniai, tuo įsitikinant, kad štai yra tie du ugnies veidai, šventa gabėta, sugobta babėk, sužiebta žibėk, ugnelė gabijonėlė, nekurstama nedek, užklostama miegok. Tai tas užklostimas ir miegojimas ramios ugnies tam Sovijaus mite tolygu Sovijui ramiai miegant kaip kūdikiui lopšy, taip pat jau nuslūgus pykčiui ir tarsi užklostytam, sudegintam, užklostytam pelenais. Taigi dar šitą sąsają su ugnimi dar kartą leidžia patvirtinti tą struktūrą, kurią aš čia bandau įvardyti, kad pyktis apibrėžia tą struktūrą ir taip pat čia pyktis yra tarsi analogijai su ugnim ir tik tai nurimus pykčiui, arba sakant, sudeginus Sovijus miega ramiai, tarsi kaip šitose maldelėse užklotas
lopšyje tam užklotas pelenais. Tai aš šiuo galbūt baigiu savo tą tokią labai trumpą Sovijaus pasakojimo analizę. Tik tai dar prisiminkime galbūt tą momentą apie Sovijaus vardo reikšmę. Greimas galvoja, kad tai yra nuo žodžio šova, užšova, kaip sklastis, kuris yra tarp šio ir ano pasaulio durų. Čia Greimo toks skaitimas. Su juo nesutinka kiti mitologai, Beresnevičius, Vėlius. Jie labiau siūlo savas žodį kaip tokią etimologinę šaknį Sovijaus vardo. Beresnevičius dar pratęsė, sakydamas, kad galbūt savaeigis, kaip savo jėgomis nueinantis į anapusybę. Tačiau net pačia mito naratyve matyti, kad nepakanka vien Sovijaus jėgų, jis pro 8 vertus bando praeiti, bet tik padedamas sūnaus sugeba praeiti. Žodžiu, ne vien tik savaeigis. Ir plus tai, kad, žodžiu, reikia tos pykčio kaip maginės galios, reikia tos sūnaus pagalbos, tos sūnaus, kuris suvalgė vieną iš tų blužnų ir tada įgavo galios ir sugebėjo padėti tėvui ir tik tai vat, su ta pykčio gale pavyko jam praeiti pro tuos vartus. Tai va, tai tas savys kaip Sovijus, taip interpretuoja mūsų metodologai, o iš šios perspektyvos, kurią čia bandau pristatyti, galima būtų taip pat dar įvardinti, kad Sovijus, kuomet yra apsėstas pykčio, kuomet yra piktas, yra nesavas, o kuomet jo pyktis nurimsta, kuomet jis jau ramiai miega, arba dar iki jam supykstant, jis yra savas. Žodžiu, ir kuomet jis yra savas, jisai veikia pagal tą funkciją, kokią įvardina mitologai, kaip kažką atitinkančio Chironą, vedlį į aną pasaulį mūsų mitologijai. Žiūrėk, kuomet jis yra savas ir neapsėstas pykčio, jisai atlieka savo funkciją, kuomet nesavas, kuomet jį yra apėmęs pyktis, vyksta visas tas naratyvas, kokį matėme šitame mano skaitime. Užbaigdamas dar tiesiog paminėsiu, kad ta mano pykčio išorinio sąvoka bando tęsti Dainiaus Razausko tyrimus, pasak kurių lietuviška mąstysena pasižymi žmogaus vidinio pasaulio reiškinių iškėlimu į gamtos pasaulį. Jisai taip vadina atmosferinę psichologiją, čia pastaruosius kelis metus iš eilės būdė jisai spausdina šitas savo studijas. Ir aš taip skaitau jo tą atmosferinę psichologiją kaip apie išorinimo epistemologiją. Tai reiškia, jis kalba, kad žmogaus vidinis pasaulis yra projektuojamas į išorę, tarsi taip pažįstama svetimybė, suteikiant jai artimumo, nes to vidinio pasaulio reiškiniai, kaip, pavyzdžiui, melancholija ar pyktis, taip rašo Razauskas, atsiliepia tarsi įvaizdžiuose apie audringą arba apniukusį dangų. Audringas dangus lygų pykčiui, o apniukęs dangus lygų melancholijai. Taigi, čia įvardinu kaip epistemologija, nes tai yra vidinio žmogaus pasaulio tarsi projekcija į išorę. O aš bandyčiau pridėti ir papildyti tai dar ontologiniu matmeniu, kad pykčio išorinimas taip pat ne tik apibrėžia žmogaus vidinio pasaulio kėlimą ir matymą išorybėje, bet taip pat tose kontekstuose, ypač užkalbėjimuose, sakmėse ir galbūt Sovijaus tam šaltinį, kad aprašo, kaip randasi būtybės, kaip atsiranda gyvatės, šernai ir kiti reiškiniai jau toliau, kaip ten blužnis, nuodai ir taip toliau. Ir galbūt užbaigiant ir taip pažvelgiant, kur toliau galėtų vesti tą perspektyvą, tai dar pasigilinti į skystą pykčio įsivaizduojamybę. Ne tik su ugnimi, ne tik su gyvatėmis ar žeme, bet ir kaip kalbame apie liejimą pykčio. Neretai yra taip išaiškima, kad kažkoks žmogus išliejo savo pyktį. Tai galima pažvelgti į tai ne tik kaip į skystą įsivaizduojamybę, bet ir kaip susiejusią su kalvystė ir velniais, reiškia, mitologijoje. Pyktis velniams yra įprasta jų tokia kaip apibūdinimo forma. Žodžiu, kad čia taip ontologiškai žvelgiant, kaip kalvystėje pyktis virsta kietu apčiuopiamu daiktu. Tai reiškia, ontologizuojas, eksternalizuojas ir gali virsti įrankiu. Ir tokia įrankio įsivaizduojamybė, galime tada grįžti prie liaudies magijos ir panašiai, kad pykčiu naudojamasi kaip įrankiu, kad gydyti, kaip ten matėme,
kad užkalbėtojas turi būti piktesnis už lygą, kad ją išgydytų. Piktis čia yra, nežinau, kaip kompiuteriniuose žaidimuose mana, žodžiu, toks išteklius, kurį galima kaupti ir paskui jo pagalba atlikti vienus ar kitus burtus. Tai va, tai ta sąsaja tarp kalvystės ir pykčio liejimo ir tada, aišku, tas velnių kontekstas galėtų būti tokia tolesnė perspektyva, kaip eiti šito tokiu, na, ontologiniu keliu nagrinėjant pyktį lietuvių etnografijoje ir mitologijoje ir taip pat tęsiant tą pykčio išorinimo aprašymą kaip tokios analitinės sąvokos, kuri tada galėtų būti grąžinta prie to, ką įvardinau kaip senovės graikų filosofija, tarkim, ir apskritai vakarų filosofija iki pačių dienų beveik nepasikeitė mąstymas apie pyktį, vis dar taip pat praktiškai kaip kalbėjo Aristotelis ir Platonas ir stoikai, tai taip ir šiandien filosofija apie pyktį kalba daugiau mažiau vien tik kaip apie emociją. O šitas štai iškelimas į išorę, mąstymas apie pyktį kaip apie kietą daiktą, ar kaip apie kažkokias būtybės ar reiškinius, tai jau šio perspektyvą galima jau kritikuoti ir diskutuoti su vakarų filosofija. Ir taip, na, tarsi tas ontologinio posūkio projektas grįžta į akiratį. Pasidarome sąvoką iš etnografinio konteksto, o ne atvirkščiai, kad į etnografinį kontekstą einame su vakarų filosofijos tenais ir mokslo sąvokom. Na ir tada pasidarė tą sąvoką, diskutuojame su konceptais esančiais tame mokslo diskurse. Tai tokia ta dekolonialistinė vizija, žodžiu, yra ontologinio posūkio ir štai aš bandau tą eksperimentuoju, kaip lietuviškose kontekstuose būtų galima bandyti kurti tokias sąvokas. Tai yra, aišku, tik tai, na, pavyzdys, tai nėra vienintelė įmanomas kelias, kaip galima tas sąvokas kurti, bet tai tiesiog aš, na, užsikabinau už to tokio gyvačių užkalbėjimo ir tenais esančios tokios ontologinės schemos, kaip tos gyvatės atsiranda. Ir taip pabandžiau sukurti tą pykčio išorinimo sąvoką ir tada tiesiog skaitydamas tą Sovijaus mitą pastebėjau momentų, į kuriuos norėjau atkreipti dėmesį šiandien. Taigi, ačiū Jums už dėmesį. Labai ačiū už tokį įdomų pranešimą. Man atrodo, čia buvo puikus įrodymas, kad, na, tarpdisciplininė prieiga gali atverti labai tokių naujų klodų. Aš dabar paprašysiu sustabdyti skaidres, nes galbūt kažkas norės paklausti. Atsiprašau, literatūros sąrašo minėjimas skaidrės. Va, čia yra. Prašom. Sustabdyti skaidres, tai reiškia išeiti. Tai, Stop share paspausti viršui. Viršui paspausti stop share. Na va, ir gal bus kokių klausimų čia ten. Ar yra kokių klausimų? Aš noriu paklausti, ar tik žemėje būdinga pyktis, kaip sferai? Šitam žvilgsnį, kurį aš brėžiau, tai daugiau jo, iš tikrųjų, tas chtoniška perspektyva dominavo, dėl to, kad ten ir šernas, ir gyvatės, bet tas pats mano Verdas Razauskas kalba apie atmosferinę psichologiją, tai daugiau jam rūpi dangaus. Taip. Aš šiek tiek matyčiau skirtumą galbūt tarp perkūno pykčio ir žemės pykčio. Ir ten yra įdomi įtampa tarp šitų dviejų pykčių. Perkūno pyktis, nu taip labai bendrai neįsigilinus, apibūdinčiau jį kaip tokį teisingumą, kas perkūnas pyksta, kuomet kažkas nusižeidžia dėsniui, tvarkai. Tuo tarpu žemės pyktis yra analogiškas jos generuojančiai gali, jos gimdančiai gali. Tai taip ir senovės graikų mitologijoje Titanė Gaja gimdo gyvačią, gorgonės su gyvačių galvom, tas šimtarankius milžinus pabaisas ir taip toliau, žodžiu, pyktis iš chtoniškos perspektyvos yra tokia neatitinkanti progos, nuolatos vykstanti, generuojanti galia, kuri vyksta be abejo ir nesusijusi su pykčiu savaime, kaip paprastai suvokime, kaip žemė matulė, augintoja, maitintoja ten ir kitaip, bet turinti ir tą veidą, kuris ryškus ir užkalbėjimas, ir senovės graikų
mitologijoje, bet taip pat labai iškilo į akiratį dabartinėje filosofijoje ir antropologijoje. Turiu omeny Isabelę Stengers, Bruno Laturo ir kitų nagrinėjama dabartinį tą mokslinį mitinį Gajos tokį kontekstą, Gajos teoriją, kaip kuri žinoma. Tai čia susijęs su antropocenu, su klimato krize ir daugybė kitų. Tarsi mūsų ta planeta Gaja turi dabar ne tik ir tą teigiamą veidą, bet ir tą piktąjį. Tačiau jo, reikėtų pabrėžti, kad galbūt tai yra dvi skirtingos pykčių įtampos ir tarp jų yra toks kaip šaržavimas, šaižaravimas tarp dangaus ir žemės. Ir aš gal dar pridėčiau, kad turbūt šitoj vietoj reikia skirti būtinį pyktį, kurį mes tarsi laikom neigiamą tokią emociją, kurios reikia vengti, ir būtent tą mitologinį pyktį, kuris visų pirma reiškia tą kažkokią galią, jėgą. Ir turbūt turi būti vertinamas kitom kategorijom, nei tie mūsų buitiniai, kasdieniai nesutarimai. Be abejo, ir dėl to ir antikos filosofai svarstė, kaip tą pyktį įvardinti taip, kad jis tarsi prie kažko gero atvestų, nes kam jis būtų reikalingas. Vieniems ten Seneka ir stoikai galvojo tik tai, kaip jį sutramdyti, suturėti, o ne bandyti nukreipti. O kaip Platonas yra tokia, mitinį paveikslą kūręs apie sielos važiuoklę, čia dialogija Faidras, žodžiu, kad siela įsivaizduojama kaip važiuoklė su arkliais, vadeliojama vadėliotojo. Ir vienas arklys juodas, kitas baltas. Žodžiu, su juodu arkliu siejamos tos neigiamos emocijos, o su baltu kilniosios emocijos. Bet esmė ta, kad tai yra tai, kas traukia, aistros ir geismai yra tai, kas traukia tą visą važiuoklę sielos. Ir pyktis taip pat gali, jeigu vadėliojamas teisingai, jisai supranta tą vadėliotą kaip teorinį protą. Žodžiu, jeigu vadėliojama teisingai, tai tas ir juodasis žirgas gali vežti link teisingumo. Tai čia jisai tokį Platonas piešia. Kaip link teisingumo įsivaizduoti tą pyktį nukreipimą. Na, o kalbant apie kasdienybę, tai ką aš bandžiau pademonstruoti tais tokiais išsireiškimais, kad tarsi buvau kaip nesavas, ar nežinau, kas mane apsėdo, kas užėjo, kuomet buvau piktas. Tai rodo, kad ir kasdienybėje mes turime tą sampratą, kad pyktis yra tarsi kažkokia svetimybė. Ir jeigu jau svetimybė yra manyje, kuo aš manau ir naudojasi magija liaudės, kad tai yra tarsi atsiverimas visai svetimybei visam pasauliu. Kuomet aš piktas, aš savyje turiu tarsi kelią ir atverti ar langą į visą svetimybę ir taip galiu užmegzti ryšį per pyktį kaip per tarpininką. Su visa kitas, kas yra anapus žmogaus. Kaip mediciniškai afekto būsenos buvo, kaip žodžiau, nepakaltinamas. Taip, yra tokių įvairių visokių išsireiškimų. Ir aš manau, kad tokia kalbinės išraiškos mūsų kalboje nurodo, kad tas svetimybė yra suvokiama turtingiau negu kad vien negatyviai, bet taip pat funkcionuoja kaip galimybė atsiverti, kaip filosofiškai mąstant, atsiverti visam, kas nėra žmogus, kas yra už žmogaus, už kalbos, tai kas rūpi filosofams. Aš apie tą pykčio ir skysčio santykį man pasirodė, kad čia vaisingai ir čia galima būtų ieškoti daugiau. Ir tiesiog, kai klausiau jūsų, man prisiminė, kad tas skystis, jis neatsiejamas irgi nuo ugnies, nuo karščio, nuo pykčio, nes ne tik liepsnojami iš pykčio, bet tai užvirė iš pykčio, užbuliuoja iš pykčio, karštis ir skystis kartu. Šiaip man atrodo, kad įprasta emocinės įsivaizduoti kaip skystas. Čia, aišku, reikėtų pažiūrėti tą kalbinę medžiagą, kaip jinai ten žaidžia, bet lietuvių kalbą su skirtingom emocijom, bet man atrodo, tas skystis svarbu čia užvėja. Sutinku ir sutikau tai Vaitkevičienės veikale apie ugnies metaforas, kuomet kalbam apie pyktį kaip užverdantį kraują. Ir kraują jinai įsivaizduoja kaip tam tikrą ugnies atitikmenį jo žmogaus kūne. Tai tada tas nestebina. Bet ką man pavyko galbūt pastebėti Tamsovijaus mite, tai reiškia tą tokią paralelę tarp ugnies liepsnojimo kaip liepsnojančio pykčio ir tada, kuomet tas liepsnavimas baigėsi, yra tas pelenų užklojimo etapas ir tada atitinka Sovijaus ramų poilsį.
Tai žodžiu, ne tik, kad taip tiesiogiai ten matosi kad Sovijai supyksta ant sūnų ir paskui ramiai miega sudegintas, bet dar ir pagal tą analogiją, nes lygiai toj vietoje, kur jisai supyksta, yra tas paliepimas sudeginti, iškepti blužnistas, vėlgi kurios taip pat ten simbolizuoja pyktį. Ir tada pabaigoje, kuomet pyktis nuslūksta, jis gali ramiai miegoti ir būtent vėl ugnis ten yra sudegintas Sovijos. Dar mitologai ginčiasi, kodėl vandens nėra tame mite. Ne? Kodėl nelaidojama į vandenį, nes toks palaidojimas yra žinomas tiek Lietuvoje, tiek dar ypač gal ryškiai artimuose mums šiaurės tautose, kur ten laivuose laidojama. Greimas bandė paaiškinti tai, kad taip, kad vanduo yra šiaip kaip anapusybė įsivaizduojamas, kaip kokioje pasakoje Eglė Žalčių karalienė ar kitose mitologijose. Greimas dar kalbėjo apie vėžių karalių, kaip apie pomirtinio pasaulio valdovą. Žodžiu, povandeninis pasaulis jau yra tarsi anapusybė, tai tarsi dėl to nėra čia to palaidojimo į vandenį, tik tai į žemę, į orą, į ugnį. Tačiau gavęs recenzijas kolegų tenais, kur siunčiau straipsnį, jiems pasirodė nepakankamas šitas Greimo paaiškinimas. Tai aš pabandžiau dar išplėtoti tokį savo paaiškinimą, kodėl nėra vandens. Dėl to, kad jisai šitam pasakojime tiesiog nėra būtinas ir atkrenta viskas, kas nėra būtina. Turiu minėti tai, kad ugnis čia yra taip pagal tokią dialektinę schemą užima tą tokį kaip sintezės fazę tarp pirminių dviejų elementų, tarp žemės ir oro. Žodžiu, žemė čia kaip būtų kaip tezė, oras antitezė, o ugnis kaip sintezė. Ką turiu omeny, kad ugnis reikalauja malkų, medžio išaugusio iš žemės, ir taip pat ugnis kvėpuoja, jai reikia deguonies, kaip mes šiandien žinom. Galime ugnį uždusinti, užgesinti, jeigu jinai negali kvėpuoti. Tai žodžiu, ugniai reikia jau dviejų tų elementų ir jinai savaime yra tarsi išsprendimas šito konflikto, kaip laidoti. Ar tenais užkasant, ar kelianti medžius. Tai pasirenkant tą ugnies palaidojimą yra tarsi atstovaujami abu tie pradai pirmieji. Na ir čia kaip sintezė išsprendžia tą konfliktą. Ir šitoj sintezėje vanduo tiesiog nėra reikalinga. Dar yra keletas klausimų. Na tai vieną perskaitysiu ir tada Daiva Vaitkevičienė. Gal turite minčių, kodėl Sovijaus mite kaip piktybės išraiška šiame kontekste šalia šliužų paminėtos būtent bitės? Tai susiję manyčiau, su nuodais, su įgėlimu ir su tinimu ir su to, ką kalbėjome apie tinimą gyvačių kontekstus ir taip toliau. Na, o bitės čia galėtų būti ir plačiau suvokiamas kartu su vapsvom ir širšėm. Tai tada iš karto pamatysime, kodėl kaip pykti galima mąstyti apie širšės, nes yra neretas išsireiškimas pikta kaip širšė. Bitės piktos. Ir bitės piktas, nors... Kūkos kaip bitė. Ir šitas, tai partizanų dainos dabar. Mislėse. Ar mislėse? Ar tada Daiva, prašau, įsijunk mikrofoną. Tai sveiki visi, sveikas Ignai ir visi susirinkusieji, diskutantai ir klausytojai. Ačiū Ignui už labai įdomų vystymą šitos temos. Ir na, čia tas paskutinis tavo pasvarstymas buvo, na, kodėl nėra vandens. Aš tai iš viso paprastai aiškinčiau, nes nėra laidojimų vandenį su visų kūnu, yra laidojimai vandenyje pelenų tik tai. Taip pat kaip ir žemėje pelenai, kažkur jie dedami yra. Tai man atrodo, kad čia tas paaiškinimas gali būti ir paprastesnis. O kalbant apie Sovijaus mitą, man labai įdomu, kad pats uždėti tokį dar vieną lygmenį, kad tai gali būti toks emocinis kodas. Ir čia yra ir ugnis, ir žemė, bet čia kažkaip reikia suvesti iki galo, nes kol kas vis dėlto yra sudėtinga, galbūt bendresnis pykčio toks išaiškinimas perėjus per daugiau kontekstų padėtų kažkaip suvokti. Dabar šiuo metu to
nesimato, koks santykis yra tarp dangaus arba ugnies, tiksliau sakant, pykčio ir žemės pykčio. Na, tu sakai, čia labai svarbu, ką sakai, kad tai yra teisingumas, ar ne? Nu, Perkūnas, jisai nėra nemotyvuotai pykstantis. Na, tikriausiai ir Gabija, kai supyksta, ji sudegina namus, irgi dėl to, kad, na, yra kažkokia netvarka, yra pažeistas santykis. Tai tas yra suprantama. Bet pati mito struktūra man kaip ir, na, atrodo nepateikia, bent jau kol kas atsakymų, koks yra santykis. Ir, na, kas man čia kliūna, ką vertėtų dar pamastyti, mano galva. Pirmiausia, kad Sovėjus supyksta pirmiau ir tik po to supyksta sūnus. Tai, na, jeigu čia yra eksternalizuotas pyktis, kuris perdodamas kaip tokia estafetė grandinė, tai lyg tai ir neturėtų tai būti. Ir čia, man atrodo, vis dėlto svarus yra Greimo tas mąstymas ir Beresnevičiaus iš dalies tai, kad, na, kad tai yra ta jėga ir iškepus, kadangi žalios mėsos niekas nevalgo, taip pat ir blužnies, tą jėgą galima perimti. Tai aš nežinau, ar čia galima kalbėti apie sunaikinimą, nes atrodytų bent jau iš pasakų konteksto, kur yra, na, kur vaikai suvalgo tai, kas priklauso tėvui, kad yra tas konfliktas dėl to, kad na, tiesiog perima tie, kurie neturėtų perimti. Ir tada ta vyresnioji karta, tėvas šiuo atveju, jis yra anuliuojamas faktiškai, jisai iškrinta iš sistemos. Nes vaikai yra jau, na, stipresni už jį. Ir tada, na, jam belieka išeiti. Bet mirtis, ji yra vienas dalykas, o tinkamas perėjimas į kitą pasaulį yra antras dalykas. Ir, na, čia jau ta logika tokia labai yra aiški, kad tik tai, kai artimieji palaidoja savo tėvus, vaikai ar anūkai, tarkim, tik tada per kartas yra tas va toks, na, tinkamas palaidojimas, kai tėvas atiduoda tai, ką turi savo sūnums, palieka, o sūnus ar dukros atlieka savo pareigą. Ir čia tas 9 sūnus, kur jis toks yra, gal mažai jam teko tos blužnies, ar kaip, jis kaip ir atsimeta, ar ne, nuo visų, ir sugrąžina tą ryšį ir pereina tada pas tėvą ir atlieka, na, būtent tas laidojimo apeigas. Bet ten aš šitoj vietoj truputį abejočiau dėl to, man labai norėtųsi, kad tai būtų, bet gal galima dar čia kažką sugalvoti, kad tai yra 3 pykčio išraiškos, ar ne? Kad yra žemės pyktis, tada yra toks orinis pyktis, kurį bitės ar širšės, kaip tu sakai, atstovauja. Na tai čia yra tokie nodai kažkokie, ar ne, kurie yra jau ne žemėje, ne gyvatėse, kurios šliaužioja, bet yra būtybės, kurios skraido, bet vis tiek turi kažkokį tai pyktį. Na ir 3 pakopa yra ugnies pyktis. Bet aš čia matau tokį prieštaravimą. Norėčiau, kad jo nebūtų, bet man nesusiveda galai. Kad darytume analogiją tarp iškeptų blužnių ir sudeginto tėvo palaikų, turėtų tarsi funkcija atitikti. Bet tos iškeptos, o gal ir atitinka, iškeptos blužnis, pyktis iš jų neišnyksta. O tėvas sudegintas, tarsi pyktis išnyksta. Tai va čia, toks lyg ir yra funkcinis prieštaravimas, kuris taip gražiai neleidžia tos schemos sudėlioti, kaip man irgi norėtųsi, kad tas kodas atitiktų. Bet reikia turėti omeny, kad labai fragmentiškas užrašymas yra šito teksto ir gali būti jame paklaidų, praleidimų ir panašių dalykų. Tai tokie mano pamastymai, kad na, ne viskas taip sklandžiai susiveda, kaip galbūt norėtųsi, bet gal galima dar kažką sugalvoti. Praplėsti tiesiog ar pakoreguoti norint.
Bet čia jau aišku reikia labai didelių tyrimų, kontekstinių tyrimų. Tai ačiū Ignai dar kartą ir linkiu sėkmės toliau dirbant su mitologija. Džiaugiuosi. Ačiū labai, Daiva. Tai aš tiesiog irgi, bandydamas greitai prašokti daugelį klausimų, kad suspėti čia į laiko ribas, tai neskyriau tiesiog tiek dėmesio galbūt surišti visiems galams, kuriuos norėčiau surišti. Ir dabar atsiliepant į jūsų komentarą, tai jeigu neklystu, tai sūnus neiškepa tų blužnių, o jas valgo žalias, ne? Tai, kaip jūs sakėte, jeigu jos būtų iškeptos, tai tas pyktis būtų numalšytasi. Čia kaip struktūralistiškai žvelgiant, kultūriškai jau būtų forma tų blužnių nelaukinė. Tai būtų atitiktų tada tą, kad Sovijaus pyktis nurimsta jį sudeginus. Ta schema atrodo, kad man atrodo, kad čia yra išsipildoma. Bet kur aš neišplėtojau tokio santykio tarp būtent sūnų pykčio ir Sovijaus, tai aš bandyčiau tada priminti tą pykčio išorinimo schemą ir ką Greimas kalbėjo apie pyktį nuo kantrybės link to sprogimo pykčio, kad tai yra transformacijos momentas. Ir reikia tą transformacijos momentą įžiūrėti būtent nuo tada, kai Sovijus ištraukė tas blužnis iš šerno ir tuomet jos yra ištrauktos į išorę ir tai jau yra transformacijos momentas, ne tik, kad ugnis priliesta prie tų blužnų atlieka transformaciją, bet transformacija ko gero įvyksta jau anksčiau ir tuo labiau, kai sūnus nepaklūsta ir jas suvalgo žalias, tai tas pyktis, tarsi pervestas į išorybę, jis turi transformuotis į kažką, ir sakyčiau taip, jisai atsiskiria, bent dalis pykčio atsiskiria nuo blužnų ir pereina Sovijų ir tada Sovijus supyksta. Nes šiaip, jeigu taip žvelgiant labai tiesiogiai, tai sūnus turėtų supykti iš karto suvalgę blužnis. Tačiau yra taip, kad jie suvalgo, o Sovijus supyksta. Tai aš manau, kad būtent per tą pykčio išorinimą iš šerno per blužnis dalis pykčio atsiskiria ir supyksta Sovijus. Ir tada yra vienas iš tų didelių klausimų, kodėl Sovijus nužengia į pragarą supykęs. Ar čia Sovijaus mirtis, ne? Ar tai yra toks tikslingas ėjimas į anapusybę. Tai aš sakyčiau taip, žvelgiant pagal tą analogiją tarp pykčio ir nuodų, tai tas iš blužnų atsiskyręs pyktis užpuolė Sovijų, apsėdė Sovijų, Sovijų ir apnuodija. Ir būtent Sovijus miršta, nes jisai apsinuodija pykčiu. Priešingai negu kad sūnus, kurie suvalgo atseitas blužnis žalias ir jiems tarsi nieko neatsitinka, jie supyksta vėliau. Bet Sovijus apsinuodija, kaip pilnas to pykčio, kaip nuodų tampa ir todėl jisai keliauja į pragarą. Ir ten toliau tas naratyvas plėtojasi, bet o sūnus tada supyksta jau ant savo to brolio, kai padeda brolis Sovijui patekti į pragarą. Vėlgi tik tai vėliau tas sūnų pykstis atsiranda, prieš tai būtent supykus Sovijui. Ir aš manyčiau, kad tai rištų šitos du momentus, kad įvyko transformacija to pykčio jį eksternalizuojant dar iki bandant ar nebandant sudeginti ar iškepti tas blužnis. Tai va, grynai čia remiantis to principu, kad jeigu pyktis eksternalizuojasi, jis transformuojasi į kažką. Tai tas transformacija gali būti ir kaip atsiskirimas nuo blužnų, ar pasidauginimas į atskiras tas blužnis, kurias suvalgė ir tarsi ne visas tada pyktis kliuvo tik sūnums, ne visa ta galia perėjo sūnums, bet dalis pykčio perėjo Sovijui. Tai va. Tai aš taip bandyčiau surišinėti šitą momentą, būtent, kiek man leidžia ta išorinimo schema daryti tokių prielaidų, o su ugnim, tai, aš iš tikrųjų neturėjau galbūt omenyje ir bandyme išskirti tokių 3 skirtingų pykčių tarp dangaus, žemės ir ugnies. Tačiau, kaip mes žinome, dažnam įvaizdį ugnis yra tarsi tarpininkė tarp dangaus ir žemės ir čia šitą mitę taip tas tarpininkavimas matosi. Tai galbūt tokia perspektyva leistų dar praturtinti šitą mano skaitimą. Mano fokusas labiausiai buvo, aišku, į tą chroniškąją pusę pykčio ir būtent sąsąją su nuodais ir ėjimu į anapusybę kaip apsinuodijus ir panašiai.
Ačiū Ignai už atsakymą. Na, bėda, kad čia nepasakyta, ar blužnės buvo žalios ar virtos. Čia tam Lemeškino nepasakyta. Bet kažkodėl kiti, pavyzdžiui, tas Volteris, jisai skaito, kad buvo suvalgytos žalios. Ir apskritai, ir Greimui tas yra svarbu, nes jis čia mato tą struktūralistinę Levi-Stroso tą schemą tarp žalio ir virto maisto. Ir tai Greimo interpretacijoje apskritai labai svarbu yra. Na, taip, bet nepasakyta, fragmentiška ir kartais nepastebim, kad tiesiog, na, vienas po kito kartoja tą patį ir, na, kai fragmentiška remiamės kažkokiais kitais pasakojimais. Tai pasakose vis dėlto yra, kad verdama. Na, man dabar ateina į galvą ta pasaka apie laimę, kai neturi laimės sūnus, o tėvas visaip draudžia jam tą laimę įgyti. Ir kai jisai sutinka baroniuką, kuris yra visas laimėmis apkibęs ir jam liepia jį papjauti, tas tėvas, kuris, na, nori, kad sūnus neturėtų laimės ir dalios iš viso, tai tada papjauna, verda tą jau baroniuką ir vaikai prieėję jau ragauja iš to puodo ir jau tas tėvas piktasis mato, kad jau jo anūkai, jau jie visi irgi turi laimės. Ta prasme, kad tai yra perduodama būtent per tą viralą. Tai va tos analogijos virimo yra, o dėl žalio reikėtų ieškoti. Na, kaip bebūtų, vis tiek džiugu, kad pykčio tema tampa tokia svarbi. Ačiū. Ačiū labai, Daiva, džiugu, kad jūs prisijungėte. Na, ar dar yra klausimų? Na, jeigu nėra, tai dar kartą Ignai dėkoju už tokį įdomų pranešimą ir diskusiją. Dėkoju visiems susirinkusiems, klausiusiems, žiūrėjusiems ir iki kitų seminarų.